Šiandien laidoje Auksarankiai. Skystas civilizacijos auksas – kuras. Benzinas, dizelis, dujos ir kitos kuro alternatyvos. Kainos ir su tuo susijusi kriminalinė ekonomika. Kai kurių asmenų balsas ir išvaizda pakeisti, norint apsaugoti jų privatumą ir tapatybę. Šiandien laidoje Auksarankiai. Kalbėsime ne tik apie kontrabandinius kuro upelius, bet ir racionalizacijas, kurias taikant galima ženkliai sutaupyti. Kuro sąnauda sumažėja nuo 25 iki 50%. Laidos tema labai plati, o pradėsime nuo pastaruoju metu dažnai konstatuojamo fakto. Sunki Lietuvos ekonominė situacija, žmonės verčia imtis įvairių racionalizacijų, gudravimų, o kartais ir vagysčių. Kalbant apie kuro vagystes, tai vienas plačiausiai paplitusių nusikaltimų. Svetimas kuras vilioja smulkius vagis ir nedidelės nusikaltėlių grupuotės. Ilgapirščiai įsuka į blogai apšviestų miegamųjų rajonų kiemus, kur naudodami plastikinius bambalius ir kuro išsiurbimo šlangutę siurbia kurą tiesiai iš automobilio bako. Tiesa, ne į visus bakus tokią šlangutę galima įkišti, tad gudročiai nesismulkindami perpjauna automobilio dugnu einančią kuro sistemos šlangutę ir pakišę plokščią indą ar plastikinį kanistrą su nupjautu šonu laukia, kol iš mašinos ištekės jos syvai. Nukenčia ne vienas, o visa eilė kieme stovinčių mašinų. Šalia ant asfalto dažnai telkšo kuro balos, o pavogtas kuras išgabenamas su netoliese laukiančia mašina. Kartais toks pavogtas kuras panaudojamas tiesiog įsipilti į savo automobilį. Rimtesni veikėjai tokį kurą parduoda. Todėl kitą sykį pirkdami neaiškios kilmės kurą pas kažkokį kurų prekiaujantį tipelį pagalvokite. Kuras gali būti ne kontrabandinis iš Baltarusijos ar Rusijos, o tiesiog pavogtas iš Lietuvos. Vagiama ir degalinėse. Nuolat girdimos istorijos apie degalinėje sulaikytus ar degalinėje apsivogusius asmenys. Pasitaiko, kad žmonės tiesiog pamiršta susimokėti už kurą, tačiau dažniausiai tokios vagystės suplanuojamos ir joms pasiruošiama. Dažniausiai pasitaikanti schema – dviguba vagystė. Vagiami svetimo automobilio numeriai, o tada juos prisukus. Drąsiai važiuojama į degalinę. Prisipylus pilną baką vagis tiesiog išvažiuoja iš degalinės. Arba jei degalinėje daug žmonių, o prie kasos eilė, nusiperkamas kažkoks mažmožis, neva pamirštamas sumokėti už kurą. Tarkim, kad ilgapirštis paspruko ir jo automobilyje pilnas bakas kuro. Tarkim, tai senesnio modelio Volkswagen Passat. Tokiame automobilyje paprastai įmontuotas 80 litrų bakas, o šalia įrengta dar ir dujų įranga. Čia tam, kad neįkvot beveik 2 kart brangesnio benzino. Galima sakyti, kad būtent šis automobilis tapo šešėlinės benzino ekonomikos simboliu. Dažnai būtent su juo yra vežamas kuras iš Baltarusijos ir Rusijos. Mistika ar stebuklais galima vadinti ir tai, kad į 80 litrų baką Auksarankiai sugeba įsipilti net 100 litrų kuro. Taigi, sklidinas kuro bakas vežamas į nelegalią degalinę garažiuką, kur pajungus tam tikrą benzino siurblį, kuras yra perpumpuojamas į kanistrus, kuriais kuras gabenamas klientui. Nelegalaus kuro pardavėjai turi gana pastovų klientų ratą. Jiems kuras teikiamas reguliariai ir pigiau nei degalinėje. Palyginimas. Benzinas degalinėje kainuoja 4 litus 44 centus, o taške 3,5 lito.
Taip yra sutaupama nuo lito iki 1,5 lito nuo litro. Dyzelis degalinėje kaštuoja 4 litus 43 centus, o pas dėdelį, panašiai kaip ir benzinas, apie 3 litus. Turintys naujas transporto priemonės dažniausiai nerizikuoja piltis neaiškios kilmės kuro, nes išmaniosios automobilio sistemos pradeda streikuoti. Užsikemša kuro siurbliai, kuro padavimo ir įpurškimo sistema. Kartais norint padidinti pelną, kuras tiesiog praskiedžiamas vandeniu. Ironiška, tačiau kartais tai nebloga išeitis norint sutaupyti. Bet apie tai vėliau. Grįžtant prie benzinvežių Passatų. Kuro vežėjai įstatymų tarsi nepažeidžia. Legaliai kerta sieną, legaliai įsipila kuro užsienyje ir pilnu baku grįžta. Grįžę kurą parduoda pigiau, tačiau nesumoka ir mokesčių už gautas pajamas. Buvo atlikti paskaičiavimai, po kurių paaiškėjo, kad vienas Passatas per pusmetį kuro perveža tiek pat, kiek vienas standartinis 15 tonų benzinvežis. Šį kuro kiekį reikėtų padauginti iš pasienyje stovinčių kuro gabentojų skaičiaus ir tampa aišku, kokiu būdu pasak kai kurių šaltinių beveik trečdalis automobilių važiuoja pigesniu kuru. Siekiant užkardyti nelegalią prekybą kuru, atliekami bendri patikrinimai su valstybės sienos apsaugos tarnyba, su muitinės departamento pareigūnais, taip pat su ekonominės policijos pareigūnais. Tai yra gan aktuali problema. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos specialistai per 2011 metus atliko virš 300 operatyvių patikrinimų dėl prekybos nelegalių kurų, nelegaliai vežtų kurų arba dėl jo laikymo. Nustatyta 17 pažeidimų, surašyti į 137 tonus degalų. Nelegalaus kuro randama ir įmonių teritorijose, tai yra įrengtos nelegalios degalinės, garažų masyvuose buvo nustatytas atvejas, net kai buvo mobili nelegali degalinė įrengta mikroautobuse. Kuras atkeliauja dažniausiai iš trečiųjų šalių, įvežama vilkikų bakuose, taip pat lengvaisiais automobiliais. Tai dalis kuro yra liktai legaliai įvežta, tačiau nelegaliai pardavinėjama arba laikoma neregistruotose talpyklose. Nustatyti įvairūs pardavimo kiekiai. Galiu pateikti vieną pavyzdį. Kai vakar pakliuvo asmuo šiemet 3 kartą. Pirmą kartą jisai būtent pakliuvo su mobilia degaline ir turėjo toną kuro. Štai buvo nubaustas 1000 litų administracinė bauda ir konfiskuotas kuras. Antrą kartą pakliuvo taip pat su tona kuro, gavo 10 500 litų baudą ir vakar bendrame reide su ekonominės policijos pareigūnais buvo nustatyta, kad jis turi 700 litų kuro neregistruotoje talpykloje. Jam grėsia administracinė atsakomybė iki 20 000 litų. Prekiauja žmonės, kurie niekur nedirba dažniausiai. Ir kai analizuojame situaciją apie įvežamą kurą, apie sienų kirtimus, dažniausiai ateina informacija apie tos žmonės, kurie niekur nedirba ir neturi turto. Informaciją valstybinė mokesčių inspekcija gauna pasitikėjimo telefonu 1882. Taip pat mes vykdome nuolatinę analizę apie asmenis dažnai kertančių sieną, apie įmonių transportą, kuris sieną važiuoja be krovinio, kerta sieną dažnai ir lyginant su mūsų turimais duomenimis ir iš trečių šaltinių duomenimis atrenkami tikrintini asmenys. Asmuo prekiaudamas nelegaliai įvežtų kuru nesumoka nuo litro virš 1 lito akcizų mokesčio bei su prekyba susijusių kitų mokesčių. Pastebėjus nelegalią prekybą kuru, siūlau paskambinti valstybinės mokesčių inspekcijos pasitikėjimo telefonu 1882. Netrukus laidoje Auksarankiai tęsime šią temą. Šiandien laidoje Auksarankiai. Skystas civilizacijos auksas – kuras. Laidos tema labai plati. Kalbėsime ne tik apie kontrabandinius kuro upelius, bet ir racionalizacijas, kurias taikant galima ženkliai sutaupyti. Daleiskim, pasižiūrėkit. Čia vietos labai mažai. Ir reikia derinti prie kiekvieno mašiną, laužyti savo smegenį ir galvą, kur įsimontuoti, kur kaip pastatyti. Buvo atlikti paskaičiavimai, po kurių paaiškėjo, kad vienas Passatas per pusmetį
Kuro perveža tiek pat, kiek vienas standartinis 15 tonų benzinvežis. Norint dar didesnės naudos, auksarankiai įsigudrina kurą per Lietuvos pasienį gabenti savadarbiais produktotiekiais. Pasienio tarnybos ir kiti pareigūnai nekartą surado pasienyje užkastus vamzdžius, kai kuro siurbliai ar talpos būdavo sumontuotos gretimoje sodyboje. Maža to pasitaiko auksarankių, kurie sugeba kurą vogti tiesiai iš gamyklinio produktotiekio. Tokioms operacijoms reikia ne tik technikos, bet ir rimtų technologinių žinių. Nes atkasami vamzdžiai tuo metu, kai produktotiekyje nėra spaudimo, tada prie jų prisijungiama, o tam reikia atlikti aukštos kvalifikacijos suvirinimo darbus. Patys naftos produktai vagiami tada, kai šie tam tikrų grafikų teka produktotiekiu. Jei jungtys ar sklendės neatlaiko, kuras ima skverbtis į gruntą. Matote kadrus iš Rokiškio rajone įvykusios būtent tokio pobūdžio avarijos. Tai aišku, ne tona, ne dvi, o dešimtimis, o gal net ir 100 tonų, nes, kaip matot, plotas yra apie 20-30 arų. Kaip matot, situacija naftos produktų yra pakankamai. Žvelgiant į augančius skaičius, degalinėse kyla klausimai. Kas slepiasi už šių skaičių ir iš ko ta kaina susideda? Taip, iš tiesų, tiek benzino, tiek dizelino kaina yra šiek tiek sudaryta skirtingai. Kaip žinia, šitie abudu naftos produktai yra akcizinė prekė. Tai didžioji dalis tiek benzine, tiek dizeliniam kure vis dėlto yra mokesčiai. Mokesčiai valstybei. Tai turėčiau paminėti, kad benzino atveju 50% 1 litro benzino kainos sudaro mokesčiai valstybei. Kokie tai yra mokesčiai? Tai yra būtent pridėtinės vertės mokestis ir, kaip jau minėjau, akcizas. Tenka apgailestauti, kad šiuo metu Lietuva benzinui taiko 21% didesnį akcizo tarifą, negu realiai galėtų taikyti, negu ES yra nustačiusi. Tai to pasiekoje mes mokame tikrai brangiau, negu galėtume mokėti. Kita didžioji degalų, šiuo atveju benzino kainos dalis yra didmeninė kaina. Tai reiškia, ta kaina, kurią mums nustato didmenininkas, šiuo atveju mes turime Lietuvoje vienintelį didmenininką gamyklą Orlen Lietuva, tai nuo jų nustatomos kainos mes kaip mažmenininkai esam priklausomi. Tai iš tiesų dvi didžiosios dalis, kaip jau minėjau, pirma dalis yra mokesčiai valstybei, antra dalis yra didmeninė kaina. Šiuo metu tenka apgailestauti, kad pasaulinės naftos produktų kainos kopia į viršų ir tos kainos nuo metų pradžios tik didėja. Tai savame suprantama, kad ta didmeninė kaina, kurią mums nustato gamykla, šiuo metu yra aukštumose. Ir likusi to pyrago dalis, kuri lieka degaliniam, kitaip sakant, degalinių veiklos marža arba tautiškai sakant antkainis, tai maždaug 6% lieka degaliniam. Tai norėčiau pabrėžti, kad vis dėlto ne didžioji dalis lieka degaliniam, o didžioji dalis atitenka valstybei. Kaip daug kas įsivaizduoja turbūt, kad degalinių tinklai vis dėlto yra tie, kurie labiausiai lobsto. Tai šiuo atveju tai yra akcizinė prekė ir didžiausia dalis atitenka mūsų valstybei. Tuo tarpu dizelino kaina truputėlį skiriasi, nes šiuo atveju Lietuva dizelinio kuro atveju taiko minimalų akcizą, kokį yra nustačiusi ES. Tai dizelino kainoje, 1 litro kaina 42% maždaug yra mokesčiai valstybei, pridėtinės vertės mokestis yra akcizas, 53% yra didmeninė kaina, kurią mums nustato gamykla, reaguodama į pasaulinės tendencijas, ir apie 5% tos vadinamas degalinių veiklos maržos atitenka degaliniam. Tai vėlgi, kaip matote, kad benzino atveju apie 6%, dizelino atveju apie 5%, tik tai lieka degaliniam. Tai turėčiau paminėti, kad pasaulinė praktika kalba apie tai, kad energetinių produktų verslas yra pelningas tuo atveju, jeigu ta marža yra nemažesnė kaip 10%. Šiuo metu Lietuvoje vis dėlto ta marža yra susitraukusi iki minimumo ir iš tiesų, kaip mūsų vartotojai benorėtų, galbūt net kartais ir grasindami įvairiom protesto akcijom, sumažinti dabar esančią degalų kainą iš tiesų yra sudėtinga ir neįmanoma. Taigi, 54% kainos yra mokesčiai, pridėtinės vertės mokesčiai ir kuro akcizas. Taupydami pinigus, vairuotojai į mašinas montuoja dujinę įrangą. Atlikus nesudėtingus skaičiavimus, paaiškėja, kad dujinės įrangos kaina atsiperka pravažiavus 10 000 kilometrų. Tarkime, kad jūsų nenauja mašina naudoja 10 litrų kuro 100 kilometrų.
Kadangi benzino ir dizelino kainos tapo beveik identiškos, jums reikėtų išleisti maždaug 45 litus 100 km. Važiuojant dujomis 100 km maždaug 24 litus. Degalinės vairuotojams siūlo nuolaidų korteles, kurias naudojant galima sutaupyti ir kuro kaina sumažėja maždaug 10–15 centų kiekvienam litrui. Pastaruoju metu daug kalbama apie alternatyvųjį kurą – hibridinius, vandenilinius ar elektra varomus automobilius. Regis kol kas tai išlieka netolima ateitim, nes tokių automobilių modeliai kainuoja nemažus pinigus. Kas link efektyvumo? Kai kurie elektromobiliai jau dabar gali įveikti 100 km, sunaudodami elektros maždaug nuo 3 iki 9 litų. Verčiant į kuro kainą atitiktų 2 litrus. Grįžkim prie kuro, kurį galima skiesti vandeniu, tiksliau vandenilio. Labą dieną visiems. Aš Romualdas, kuris montuoju į mašiną H2O su vandeniliu. Reiškia taip, dabar šita sistema pas mus yra nauja. Iš kurio pusė? To, kad mes anksčiau montavom tiesiai į variklį, kur laisvos vietos ir montavom. Dabar mums šito nereikia. Dabar mes darom taip. Mes pravedėm patį paprasčiausią iš variklį, iš oro sistemos vamzdelę į tiesiai į bagažinę. Čia viską, nieko, absoliučiai nieko nereikia daryti. Montuojam į oro sistemą, į purškimą. Statom nuo sprogimo filtro, kuris, jeigu ką, kokią atveju, tai iš karto apsaugo visą sistemą. Visa sistema įrengta šitoj dėžutėje. Šitą dėžutę labai lengvai, jeigu šaltis ar ką, paimi, atjungiai. Vo visa sistema. Čia jėgos reguliatorius, čia aušinimo sistema. Čia išeina vandenilis, kuris sujungtas su varikliu. Čia nuo akumuliatorių, o čia valdymo pultą. Ir displejus, kuris įmontuota į mašiną. Tai vandens galima pripilti be visokių jokių problemų į šitą bačioką. Uždarei. Ir nuneši namo. Viskas, mašina tuščia. Vandenėlis ateina per šitą šlangą, per sprogimo filtrą ir tiesiai įeina į oro sistemą. Visa šito sistema reguliuojasi su emuliatoriais. Čia yra 2 lempos zondai. 2 lempos zondai stovi emuliatoriai, kuris valdo kompiuterio. Reguliuojasi ant mišinį, kad mažiau benzino sąnaudų būtų. Ir viskas, praktiškai čia variklį nieko nereikia daryti. Daleiskim, pasižiūrėkit, čia vietos labai mažai. Ir reikia derinti prie kiekvieno mašiną, laužyti savo smegenį ir galvą, kur įmontuoti, kur kaip pastatyti. O kada yra sukurta jau dėžė, tai jau reiškia, mes ne kišam nosį į šitą variklį, o patį paprasčiausia dėžę statom ir viskas. Ir aš skaitau, čia ten žymiai patogiau ir geriau. O savaime aišku, kuris, jeigu ką sugeda, čia mes jau taisom patys ir paskui vėl grąžinam klientų. Viskas labai greitai ir patogiai. Kuro sąnauda sumažėja. Čia priklauso nuo kubatūros variklios, sumažėja nuo 25 iki 50%. Kuro sąnauda sumažėja. Dėl ko? Dėl to, kad vandenilis sudegė kartu su benzinu, padidėja jėga ir savaime aišku sąnauda benzino mažiau, žymiai. Ir dar yra pliusai. Pliusai ta, kad žvakės jau visas nagaras sudegė absoliučiai. Paskui ką? Varikliai savaime aišku žymiai geriau dirba ir
tyliau. Ir jėga kažką tai maždaug pagal visos šitos jėga irgi. Nu, maždaug, daleiskim, visi važinėja su 95, o jūs įpilkit, daleiskim, 98 ekstra. Tai savame, aišku, mašina žymiai geriau eina, jo? Tai va čia, vandenilis tai ir daro visą šitą sistemą. Nori važiuoti, pastatai, prijungiai. Ir viskas. Pasirodo, vandenilio generatorių galima sumontuoti į bet kokį automobilį. Tiesa, reikia atlikti paskaičiavimus ir priderinti sistemą prie konkretaus automobilio variklio. Ekonomija, pasak mūsų rodyto auksarankio, nuo 25 iki 50%. O pati sistema kainuoja nuo 1000 iki 2000 litų. Netrukus laidoje Auksarankiai tęsime šią temą. Šiandien laidoje Auksarankiai. Skystas civilizacijos auksas – kuras. Kartais sutaupyti galima į automobilį įmontavus apskaitos sistemą. Taip, tai, sakykime, vienas dalykas tai yra sekimo sistema, su kuriuom galima apskaityti nuvažiuotas atstumas ir darbo laiką. Jeigu klientas gali investuoti daugiau, yra tokios priemonės kaip kontroliuoti kuro baką. Čia matome porą tokių priemonių. Vieną iš šių priemonių tai galima pajungti esantį kuro bako lygio daviklį. Per sekimo sistemą jau klientas mato bako lygį. Kitimą užpylė, kiek maždaug užpylė, ar tikrai tuo metu užpylė, ar tikrai degalinį užpylė, o ne kažkur tai kitur. Po nakties ar kuro lygis nepasidarė mažesnis, negu kad buvo iš vakaro paliktas. Kitas būdas tai yra apskaityti kuro suvartojamą kiekį. Tai yra kuro apskaita. Vienas iš paprasčiausių būdų tai yra iš pirmųjų seniausia naudotų, tai yra mechaninis skaitiklis. Kitas skaitiklis yra jau elektroninis. Šitas elektroninis skaitiklis šveicarų gamybos, jisai jau jungiamas prie sekimo įrangos. Jau yra istorija. Kuro sunaudojimo istorija. Jau galima bet kurią atkarpėlę išsipjauti ir apgauti jį jau sunkiau. Tai, kad atjungia, mes matom, kada jį atjungia, kada jis nustoja veikti, arba kažkokius tai kitus būdais apgavimus, nupilimus su skaitikliu, jeigu bandytų nupilti kurą, tai visą šitą galima būtų pamatyti. Jis skirtas iš tiesų yra kuro apskaitai, mes pritaikėm tik tai prevencijai nuo grobstymo. Todėl jis yra, pavyzdžiui, labai jautrus daviklis, kur, kaip mechanika, krito raktas, būtinai netyčia pataikė daviklį, jis nusimušė, nustojo veikti. Įrodė, kad ne tai. Ne? Tai tolimesnė evoliucija, prikišom mes savo idėjų šiek tiek, pakeitėm daviklį ir padarėm apsaugotą. Su mūsų davikliu jau krentantis raktas nieko nebepadės. Dar priešingai prie šitą daviklį, čia net ir magnetą pridėjus jo, jeigu šitas neutralizuojamas, jis nustoja veikti, magnetą pridėjus, šito jau šitaip nebepadarysi. Bet to yra papildomos dar funkcijos, su kuriuom mes lengviau, greičiau matom kažkokius tai gedimus, netikslumus ir galima operatyviai pašalinti gedimą ir identifikuoti, ar tai buvo kenkimas, ar tai buvo iš tikrųjų gedimas. Evoliucija tolimesnė yra sukurtas bene pirmas lietuvių gamintojų skaitiklis, sukonstruotas Selingoj, įdėtos mūsų, sakykime, mūsų patirtis čia. Jis jau yra apsaugotas, neskaitant, kad, nežiūrint to, kad yra pakeistas pats daviklis, jis apsaugotas papildomų korpusų, pastatytas filtras, jau jo nei užteršti nepavyks, jeigu dar šitas, sakykime, kaip nemėgsta tas ar vairuotojas mechanikas būtinai plaudamas automobilį aukštų slėgių, labai gerai išskalaus šitą skaitiklį, nors jis nuo to apsaugotas, bet žinot, lašas po lašo ir akmenį pratašo, ne? Tai čia jau yra problema. Skaitiklis yra paslėptas viduj. Jeigu ir šitą kažkaip vis dėlto praplauna, praskalbė, vandenį kažkokį sugeba pralašinti, jis vis tik nepatenka ant skaitiklį. Kitą savaitę laidoje tęsime šią temą. Nori važiuoti,
pastatei, prijungiai ir viskas.